skundžiasi triukšmų jūsų. Kokio triukšmų? Triukšmavę. Aš žinau. Luis kaip jūs. Mandagiai prisistatė ir paaiškinę vizito priežastį, pareigūnai paprašo pateikti asmens dokumentus ir iškart pasiunčiami toli. Pateikite. Ką pasakė? Pastrauk. Pateikite dokumentą. Tu aišku, pateik. Buto šeimininkas ne tik bjauriai įžeidinėja, bet ir pastumia policininką. Tenka nedelsiant panaudoti kovinius veiksmus. Palauk, ant žemės. Vyriškis neketina pasiduoti ir grumėsi kaip išmanydamas. Palaugi, tuoj duosiu, na. Tik duosiu dokumentą. Ranką. Ranką duok. Kaip aš dokumentus paduosiu? Pasimsiu pats. Naudosiu tazerį. Tik perspėjus, kad bus panaudotas tazeris, smarkuolis apsiramina ir leidžia surakinti rankas. Tuo metu į kambarį tyliai įslenka spynos kodo kabutėse nežinojęs pilietis. Susirenka savo daiktus ir pranyksta. Tazerį naudosiu. Įvykių sekos sukrėstas skrybėlėtasis nusprendžia, kad atėjo laikas įstoti jam. Dėkėdė. Operatorius išvengia smūgio ir nubloškia užpuoliką į šoną. Situacija grėsminga ir sunkiai valdoma. Pareigūnas iškviečia pastiprinimą. Kas čia buvo, Klaus? Laisvas. Pirmas žmogus man per narkotį. O kodėl jūs jų taip dabar padarėte jam? Šeimininko draugas atsisako išeiti lauk, malasi aplinkui tol, kol pabando išvaduoti sulaikytąjį. Atsitrauk, aš tau pasakiau. Rankas duok. Bandymas baigėsi vos prasidėjęs. Piliečiui užlaužiamos rankos ir jis paguldomas ant lovos. Leidži, duos dokumentą. Tokioje padėtyje visi laukia atvykstant pastiprinimo. Duos aš tą dokumentą. Už pasipriešinimą policijos pareigūnams dabar važiuosi į komisariatą. Pareigūnas dar kartą ramiai paaiškina savo veiksmų priežastis. Nu, Agresyvus kumščiai stojatės į mane buvo... gal. Supratau. Tuoj tu čiūpsi man. Ramus ir mandagus tonas nedelsiant sulaukia atsako. Sėsk ir sėdėk ramiai. Kokį pašyvus, Tu net visą stačias į mašiną sukrauk. Vyrai ruošiasi į kelionę, deja planus tek šiek tiek pakoreguoti. Stačias į mašiną. patrauk tą žmogų. Nedėk rankų ant kolegos. Kas tu vyra? Aš tave įspėju. Ką tu man spėji, viską buvau padaręs? Sėdi ramiai. Aš ramiai sėdžiu. Neručio, tas gaidys pabėgo. Solnuška manęs, davai. Vienas pabėgo, man. Kur pabėgo, kas pabėgo? Mes išvažiuojam, turime į kamelį. Mes ir Rokiškį ruošiamės. Durdyną važiuojam. Gaila, kad dabar neišvažiuosit. Kodėl? Man 12 valandą pasimatym. O man šiaip stovi. Atvykus kolegoms sulaikyti įvedami prie tarnybinių automobilių. Palauk, jums dokumentų nereikia parodyti. Reikės. Jau reikės. Dokumentus kerodė. Čia šiaip pridėlą padarė. Ką pačias? Čia jo namai, tai reiks užrakinti. Šviesas tai... Jo, jis čia nepasiliks. Kur raktai būtų? Tarp durie sprendžiamas buto raktų ir kepurių klausimas. Užsidėk aną kepurę. Nematot, kur padėjo kepurę. Man reikia cigarečių pasimti. Atsims. O, geras krypis. Nu, Žiūrėk, tu nesikeik ir biški nusiramink. nu. Mane Pasak, Mokam normaliai bendrauti, Nu, bet keiksmažai. bendrauja. Nu viskas. Iš pradžių nemokėjai bendrauti, tai dabar tai bendrausim. Tu gazdinai? Ne, Nuimk man tą kepurę. turtyvą. Girk, ne aš uždėjau. mes čia. Eik tu čia blusų gal kokių yra. Ne mano kepurė, nuimk būk žmogų. Mes. Galiausiai viena kepurė skrenda į kampą, o buto raktai atsiranda. Einam, Užrakink. užrakinsim. Šviesos išjungtos, butas užrakintas, o nekintantis temperamentas daro savo. Vėl pasipila įžeidinėjimai. Kukulis pabėgo. Eik tu. Tai kur jis dėsis? Laiptinės gyventojai pagaliau galės ramiai miegoti, tačiau vyriškis dar spėja pasiųsti žinę visam kvartalui. Aš jums zajavą papirsiu.
Gerai. Pilietis uždaromas sulaikymo patalpoje. Jo draugai lieka laukti prie kelionį paruošto automobilio. Kartu buvęs trečiasis vyriškis neslėpė nepasitenkinimo vakaro įvykių eiga. Ką mes pradėjom? Gabinas, vaikas. Skrybėlėtasis nusprendžia išlydėti šeimininką, surengdamas kuklų performansą. Gerai, net. O, ir takskas. Aš zims. Na, bliam, be skrybelės negerai atrodo. Keliu karčiam. Nu vienas pilietis nevykdė reikalavimų ir mums pasipriešino, važiuoja į Beržą. Atvykus į komisariatą pilietis nesusilaiko nuo replikos. Oi, taip ilgai važiuot, aš saudį kaip skrentai, žinok. Tai mes negalim gi jum vertinti. A, jūs maladės, na. Da čia nebuvo. Gražiai padarė, naudino. Ką dabar papasakoti? Aš galiu prisėsti? Ne, dabar mes tai žiūrėsim. Nežiūrėsi? Tu taip klausyk. Mes ruošiamės važiuoti turnyrą. Kartais kelionės tikslas idealiai atitinka pasiruošimą jai. Siek ten. Pūsti galvą. Pūsti vieną iš jums. Žodis po žodžio ir trumpam sušvitęs mandagus tonas pranyksta lyg nebuvęs. Supratai? Ir aš netriukšmavau. Aš tik pagaisinu vieną policiją. Ant stojų. Supratai? Vyriškis pažada, kad nuėmus antrankius ramus nebus. Ir pažada tęsi. Ko tu žiūri, Asli? Nedėk aš toj namoj. Nedės. Eik tu. Beprasmė agresija ir vėl baigėsi rankų surakinimu. Man akiniai galakinių užsidėjai. Eik tu. Žmogus nenori būt ramus. O, rankas nesuk taip skauda, išlaužė vatą. Skauda, buvai perspėtas, kad elgtis pagarbiai. Mes taip elgiamės pagarbiai, taip? Buvai perspėtas. Buvai perspėtas. Nu šaunu, ten nors atsimė. Būtų užtekę pasisveikinti ir pateikti asmens dokumentus. Tada pažadėti, kad triukšmo daugiau nebus ir atsisveikinti. Bet kur tau iš adatos vežimą priskaldė?